Prisimenu, grįžau aš namo, man buvo gal 8 metai ir tėtis grįžo namo girtas, o aš tą dieną nepadariau namų darbų ir jisai iš keptuvės užvešė man per galvą. Vat čia, aš išvažiavau į ligoninę. Sveikas, Adleri. Ačiū, kad atvykai. Labas, Freudai. Jau galima prisėsti turbūt. Norėjau su tavim aptarti. Ar atsimeni tą atvejį su berniuku, kai jis gavo su keptuvė per galvą? Tą atvejį. Taip, prisimenu aš o tu. Taip, aš irgi. Ar norėtum jį aptarti? Taip, aš norėčiau, aš savo išvadas padariau. Pagal mano teoriją. Labai gerai. Sūnus tėvą laiko konkurentų savo ir pavydi motinos dėmesio. Todėl scena, kuri įvyko tarp vaiko ir tėvo, pasąmoninga dvikova dėl motinos dėmesio. Aš net užsirašiau, kad tėvas tapo nugalėtoju, o sūnui išsivystė kompleksas dėl to. Ir dabar jis nekenčia visų vyrų konkurentų. Galima visko priskirti tik seksualiniams instinktams. Po to, kai vaikas gavo su keptuvė per galvą, jam iš tikrųjų išsivystė kompleksas. Bet aš aiškinčiau, kad tai nepilnavertiškumo kompleksas. Žinai, Adleri, aš su tavim nesutikčiau. Mano teorijoje žmogus yra iš prigimties blogas ir yra veikiamas destruktyvių instinktų. Nežinau, mano teorija teigia, kad visa asmenybės psichinė veikla yra determinuota tų tikslų, kurių žmogus siekia. Taigi, iš prigimties ir nuo pat gimimo žmogaus mintis, poelgiai ir elgesio kontrolė labai priklauso nuo jo paties. Tai pagal mane žmogus priešingai yra genamas naujų stimulų, ieškojimo ir savirealizacijos. Ne, Adleri, aš su tavim nesutikčiau. Aš manau, kad galima žmogų išmatuoti tam tikrais metodais. Tik metodai turi būti geri, pavyzdžiui, sapnų aiškinimas arba įsigilinimas į pasąmonę, sąmonę. Nėra tokio skirstimo, sąmonė pasąmonė. Žmogus nepažinus. Adleri, žmogus yra iracionalus ir valdomas vidinių ir išorinių veiksnių. Ne. Jis žmogus gana racionalus. Jis sugeba valdyti save ir apibrėžti savo elgesį. O ar jūs, trečio kurso studentai, ar įdėmiai klausėte šio pristatymo? O mes tuoj patikrinsim šitos studentų, užduodami jiems klausimus. Pensier